Ar tu ieškai aparato, su kuriuo norėtum aplenkti visus savo miesto draugus? Nuo 0 iki 60 km/h per 3,9 sekundės. Ir tai yra paspirtukas. Skamba pavojingai, bet jis yra ir saugus. Ne tik saugus, jis žiba naktį. Dizaineris yra tikras Lamborghini kūrėjas. Draguosime su miesto centro fanais. Ir daug įspūdingų dalykų kalbėsime apie šį aparatą. Taip, kad aš einu iš pakavimą, o jūs žiūrėkite šį video. Smagaus žiūrėjimo. Upsi Daisy, vat koks išpakavimas, o kas čia? Pirštas net sulindo. Prieš istoriją tokia, kad atvažiavo, jau su staigmenom, jau su lipuškėm, prilipdė. Sveiki, sveiki, aha, galvoju, ką jūs čia reklamuojat save, taip, ne? Vaikelė sako, apsižiūrėk, tai turėjau užsipakuoti jau. Aišku, šio pilnai neišpakau, bet tiesiog pasižiūrėjau. Ačiū Dievui, kad ši kompanija žiauriai saugiai įdėjo šitą aparatą, nes putplasčio storis prie kraštų yra kažkur apie 10 cm. Su nei vienais kitais kurjeriais tų problemų nebuvę. Nežinau, ar jums kažkas buvę su DHL, čia tik man vienam. Perkim brangesnį dalyką, kas yra šis aparatas. Įdeda kažko mandriau, kažko tokio, ko tau nereiktų pagalvoti apsilankyti AliExpress ar bet kokiam kitam ten free shipping sukrata puslapį. Atlenkime viršelį. Nu, bet viršelis netoks, bet vidus, tikiuosi, kas jame parašyta, bus labai gražu. Na ir kągi mes čia gauname, labai gražiai viskas supakuota. Jo, gauname pakrovėją, aš matau, jisai ir iš karto yra didžiulis. Tokį, kurį šiaip deda į dviračius, paspirtukus retai tai pamatysi. Na, sakykime, 2/3 tikrai mažesnis nei šis. Turbūt ir baterija didžiulė, aš sakau dar. Nieko nesidomėjau, tik žinau, kiek jisai lekia. Gerai, kad įvedė įstatymą su šalmais. Nėra įstatymą, nėra apmąstymo. Labai keista, kad europietiško plogo neįdėjo. Tik va tiek va. Tai šio chebrytė video ir pabaigsim. Tai vat gauname instruktažą. Vėl Pokemonai, sukolekcionuok mus visus. Gali nusiskanuoti, aš galiu jums palaikyti. Gerai, užtenka. Tada gauname multitoolą. 6-kampių pilna daug. Vat įsimesti į kuprinę, vat išvažiuot kažkur hiking. Labai geras aparatas. Na ir aišku, apsaugėlės, kurias uždėsime turbūt, kai tik tai išpakuosim visą ar sudėsime paspirtuką. Ai, va, visgi video tęsime. Europietiškas plagas. Vat, kaip sakiau, putplastis, tai čia belio kokio storumo. Tai ačiū Dievui Teveranui, kad jie taip saugiai supakavo. Čia irgi saugiai viskas užpakuota. Labai keista, jeigu viskas, man atrodo, daugiau nieko ar nebus. Aš labai tikiuosi, šitas paspirtukas duos daug emocijų. Nes dar kartą vis kartosiu. Čia bus galingiausias paspirtukas, kurį esu testavęs visoje istorijoje. Eik tu čia tai svorio, hebra. Atrodo, kad dviratį išpakau. Nu ką, viskas? Baigėsi išpakavimu, nelabai čia ir nustebino, sakyk ką. Išėmimas labiausiai nustebino, tas tai tikrai. Šitas aš jaučiu čia, va, apšieno raustogą. Va, palyčiu čia, kokia kokybė visur, va. Net šitas inicialas žiauriai lengvas ir žiauriai tvirtas. Nenustepčiau, jeigu čia tikras carbon fiberis. Kokybė, viskas. Viską bandom atsilenkti tada. Eik, tu lempos dvigubos. Čia tas kaip Wall-E. Žinote iš to filmuko Wall-E? Net šiti visi užrašai yra net ne lipdukai. Visą laiką su lipdukais gaunu. Taip užsiklikina. Quality tikrai. Ir jei norite atklikinti, tai reikia šitą pakelt, nulenkt. Čia dar papildoma apsaugėlė yra. Oi, kažkas čia atmetė žodžiu, nežinau kas. Vėl ta pati sistema yra NFC, Teveranas, ta pačia sistema. Šie metai yra visiškas paspirtukų pykas, aš taip galiu pasakyti. Paspirtuką imi, porą varžtelių, viskas. Nėra ką čia sukti, gazo rankinėlę geriau pasukti. Serijinis numeris, aha, tai gal dar patikrinsim bridą. Čia sukta paspirtuko ratu, ne, seniai. Tikiuosi tik Marijampolį šitą mada neteis. Svarbiausia, kad dantukai su vairu per vidurį atsiremtų, čia yra labai svarbus dalykas. Maždaug uždedam, svarbiausia neperveršt, visą kitą sueis. Net sukimo kokybė jaučiasi, įsivaizduojat. Jo, vairas aukštas. Svarbiausia, kad irgi dantukai sueitų. Aš negaliu, karočiui, man čia reikia apsitačinti ir susitiksime rytoj. Tiek daug ir apie ką pakalbėti, bet ar jums bus įdomu, velniai rautų įdomu.
Pakalbėsiu biškį pirmų įspūdžių, įsimylėjau šitą paspirtuką. Pirmas žvilgsnis, ane? Aš dar nepasakosiu, kaip vakariais atrodo, apie dizainą šiek tiek vėliau pakalbėsim. Čia inicialai, Blade Mini, Veveran Ultra, XXL gal trūko. Carbon Fiber, čia toks kai spoileris. Jeigu tu esi ekstravertiškas, nori dėmesio, va čia tas. Šiek tiek tas įdomu dėliai, kad važiavau 25 km per valandą, bet pats gamintojas man atsiuntė, kaip ten haker padaryti. Už tai gal dabar aš esu toks ramus, dar tik ant 25 pralėkiau. Truputėlį parodysiu, kai viskas įsijungia. Turime šį gražų raktelį. Yra tas NFC funkcija, bet yra ir tokio kaip automobilio funkcija. Žodžiu, tvarai pardėm, nusipirkė Energo, nepilnametis, parodai šitus, paeis. Turi ir atrakinimo funkciją ir tik paspaudžiu, jisai jau sureaguoja. Tai va, taip galima atrakinti. Taip pat yra ir užrakinimo mygtukas, tai iš karto įsijungia. Ir dar vienas atrakinimo būdas, čia gal praeitos kartos atstovam, kur prie išnoškų neišlėpė, va, palaikai mygtuką vidurinį, nėra ką gyvenime lies, nori paspirtuką palies, prašau. Tada prilieti ir viskas. Ir jisai vėl važiuoja. Tai va dar tas vienas mandrumas, prilieti, aha, P raidė. Ką galėtų reikšti P raidė? Atsiminkit, kad mes turime galimai mašinos raktelius, mes jau turtingi, mes jau ekstravertiški, palaikykime tą visą mandrumą. Negalvok, kad čia paspirtukas, čia jau mašina. Reikia nuspausti stabdį, kad įsijungtų parkingo sistema, nes mes parkingė buvom. Ir tada jis jau gali važiuoti. Riboto net nenuėmiau, jau kasasi ratas. Nenoriu kalbėti, noriu važinėti. Pajaučiu tą pirmą pojūtį. Jum ekrano normaliai nemato, nors aš jį puikiai matau. Uždėjau savo ekraniuką, kad vat, maždaug jisai apytiksliai rodytų tą greitį, vis tiek to kontento norisi pasidaryti, kad negalvotumėt, kad aš jūs apgaunu. Uždėjau savo spidometrą, matomą. Ne visai sakau tiksliai, bet viskas gerai. Aišku, yra toks minusas, kad dieną neina matytų posūkių. Tai balta lemputė, o jeigu paspaudi tokia tarsi mėlyna pasidaro. Bet čia, sakyčiau, dizainerio kaip ir minusas galėjo geltoną, kažkokią drastišką padaryti, kad nu tikrai matytųsi, kad paspaudžiu. Bet visa kita čia tobulas, čia pipsiukas veikia, visi mane girdi, nieko nėra. Atrodo, kas čia, žinai, 25 km per valandą. Bet net ir iš to greičio galima suprasti, koks yra paspirtukas, koks yra charakteris. Gazo rankinėlė, kurią nuspaudžiu, visiškai nėra lago. Nors ir ant trečio, va. Įsigreitėja, to lygiai. Nėra tokio pančo, viskas eina kokybiškai. Aha, girdėjo tokį dalyką kaip kokybė. Nu, ne už 500 paspirtuką reikia pirkti tada. Kitas dalykas, va, iš pojūčių rankom. Žiauriai patogios rankenėlės. Jaučiasi tokia minkšta, tvirta guma. O ką tai galėtų reikšti? Jeigu rankenėlės aukštos kokybės, reiškiasi paspirtukas visas yra aukštos kokybės. Va tiek išmoko tų pirmų pojūčių. Darom tą haker-makerą, ne? Ir ką čia prilauks? 25 km per valandą už taisyklę, saugumą ir sąžiningumą. Biški offroadizmo. Pakabą dabar galim pajaust. Aš va taip hebrytį įsivaizduoju rojų. Viskas tik žydi, to lygiai išdėlioti medžiai. O mes dabar atliksim tą kažką nekalto. Gerai, turim paspausti senoviniu būdu mygtuką ready. Tada reikia palaikyti unlockinimo mygtuką. Ir tada užrakinimo mygtuką palaikyti. Kažkas nesigavo. Kodėl man neveikia? Ne, kažkaip nepaeina čia. Hello guys, welcome back to another programming tutorial. Yes, it's me, Jumbo. Pala, jo, mes užaktyvavom prieš tai pabandant, prieš paspaudžiant tą gazo rankenėlę. Reikia šiek tiek pakalbėti apie techninius parametrus. Na, kaip dažniausiai būna paspirtukuose, tai yra tik tai gale, o čia turime ir priekį, ir gale. Ir juos abu galima pajungti tiek arba priekiniai, tiek arba galiniai, arba abu. Žiūrint, kaip tu nori važiuoti, žiūrint, kokiu keliu važiuoji. Tai abu turi po 1000 vatų, bet pikas iš tikrųjų gaunasi iki 3300 vatų. O štai todėl jisai ir deklaruoja, kad važiuoja iki 70 km per valandą. Tu kaip pagalvoji, atrodo 7 nedaug, ne? Bet tu kaip pagalvoji, pirdos tik tiek galėdavo važiuoti. Taip pat, kuo įspūdingas jis yra, kad turi Cinewave 25A valdiklius, 2 valdiklius, o tai yra prabangesnis, pažangesnis valdiklis variklio, kuris valdo galę sklandžiai, nešokinėja ir veikia visiškai nuo pat momento, ne taip kaip kiti, kurie būna variantai, kad paspaudi gazą ir tik vėliau įsibėgėja. Tai čia yra blogi valdikliai tiesiog sudėti, nu pigesni jie, taip gerai nereaguoja tą
tą visą jutimą. Aš dabar labai minimaliai va. Jisai minimaliai ir važiuoja. Paspaudžiu daugiau važiuoja. Tai va tas valdiklis, jisai nėra to vėlavimo efekto. Čia iš tikrųjų buvo pirmas dalykas, ką pastebėjau po išvaizdos. Tas pojūtis iš karto pajuntamas po to viso. Taip pat su šitų valdikliu padaroma, kad tas variklis tyliau dirbtų. Gerai, kad pypsiukas yra, tai čia toks pliusas ir minus, kad tipo, aha, aš negirdžiu, bet ar aplinkiniai mane girdi? Va, čia jau klausimas. Ir šitas valdiklis, kaip prašo, leidžia neužkaisti pačiam varikliui. Turėtų labai efektyviai baterijai dirbti. Dabar užžiūrim top speedo. Vėl paįsijungia, neišvažiuoju, kai gangsta. Dabar va. Pirmas režimas, ar tu juokauji? Va, dabar jau gerai. Eik tu načiu. Net musė įskrido. Pagaliau jaučiu, kad jau srebė, tai belia kaip jau. 3 lygiai pasirodo yra. Bandom, karočią top speedą. 3.1, 3.2, 3.3. Kur tas 70, kur jie taip kalbėjo. 3.5 dabar, 3.6. Na, šitas atsilieka iš tikro, bet 3.7, 3.8, 3.9. Kem 1, kem 2. Davai, kem 3. Čia biški nuokalė, bet čia dar netokia, rasim kitą nuokalę, kem 5. Nebuvo tokios nuokalės, šiandien noriu lėgnes jau žvyrkelis, tai čia kai įsitekšim. Ekraniukas jisai rodo visus procentus, kiek yra. Ir kadangi turi tą regeneruojamą sistemą, aš nustoju gazuoti ir jisai sugrįžta į savo padėtį. Buvo, pavyzdžiui, 8.5, dabar vėl 9.5. Greitai įsinaudoja, greitai užsiregeneruoja. Dar net nuokalė neprasidėjo, jau 3.9. Kem 2. Kem 3, kem 5, kem 6, kem 7, viskas jaučiau nelėkti. Įkalė 40 irgi važiuojasi, 3.7, 3.5. Mes važiavimo ant galinio motoro, jeigu palaikai pliuso mygtuką, įsijungia priekinis. Tai palaikai dar vieną kartą pliuso mygtuką, įsijungia abu. Gerai jaučiasi ir ant vieno, šiaip visai važiuoja. 8 vatų į galinį pareinam, tai vis tiek. Ne dviračio svorį, žinot, o dabar su priekiniu ir galiniu. Su ribotuvu jau jautėsi greitis, inercija. Aš manau, kad čia bus daug prikolų. Ok, pirmas jisai važiuoja ramiai. Ok, švelniai, man patinka, va ir 2 motorus jungi. Pirmas važiuoja, o antras, eik tu, na. O jau kaifas, kem 2, kem 5. Bet nenuspaudžiau. Davai. Kem 7, kem 8. 50 net įkalnės net nebuvo ir tai buvo tik antras režimas. Nutirpo net kojas, blemba. Neišsinaudojo ta batarkė, 91%, o jau matot, jau prisigazuočinau. 2 motorai, tai čia jau kiek jau eis, tai tiek jau eis, žinokit. Jei jau dar neinam, tai tada gal man svorio reik numesti. Eik, tu man. Eik, tu 3.6, kem 2, kem 4, kem 5, kem 7. 60. Tu durnas, seniam PM5 įkalnę važiavo. Greitesnis už mano mašiną. Žinojau, mano mašiną taip netraukia šitas paspirtukas. Bet čia aš rimtai kalbu. Ant galo net pradėjau nežiūrėti, kiek aš jau gazavau. Aš sakau, dar vieną kartą padarom paskutinį. Pabandom pasiekti tą 7. Aš manau, kad įmanoma. Aš tik biškį matot. 70 davai! 70 reikia, 7. Bet kaip aš stabiliai jaučiuosi, 75! Davažiavom iki 75, eik tu na, pašol tu, žvėris! Jau buvo 7.5, aš jau mačiau. Kaip pagalvoju, štuka 2 ir va tu tai va gali lėkti. Tu jei proto neturėtai, tai čia užsimušti labai easy. Šaraną aplenksim ar ne, ar kas čia? Lemba šiti Merso busiukai dar jie važiuoja. Nu, bet žiūrėkit, jie dabar sustos, aš galiu toliau važiuoti. Gerai, kas hidraulas yra, hebra, nes čia su tokiais greičiais, tai čia ritualas. Ai, hibridai, kad aš jau viską išsibandžiau, kaučiai. Bet taip pat kompanija labai gerai padarė, kad galima sugrąžinti į pradinę būseną. Jeigu esi, pavyzdžiui, naujokas ir nesijauti toks drąsus ant šio paspirtuko, tu gali paspausti tą vidurinį mygtuką ir jisai sugrįš į tą pradinę situaciją. Tai yra 25 km/h. Manau, pradžiai yra labai gerai. Aš kai turiu patirties ir turiu proto, kaip važiuoti, tai važiuoju tikrai, kur nėra žmonių ir saugi vieta. Kalbu kaip tėvas, žodžiu. 7-5 km/h. Jo, papa. Tikrai ne mieste tokiais greičiais laksyt. Užmiestį tai čia
uoga. Ir iki čia važiuoju ir trinkeliuotų keliu. Visi keliai velniškai gerai praėjo, nes, ta dviguba pakaba yra ir tie gale tik priekį, nieko nesijaučia. Bet atvažiavom į tą Dzūkijos kalną, kurio praeitą kartą negalėjom įvykdyti. Aš manau, kad su šitu galime kažką įspausti. Vakar gan palėjot, gali būti ir sunkiau. Bandom čia, kadangi su svoriu, tai lengviau turėtų būti. Easy, vapščiai easy. Aš net iš vietos į kalniai aš galiu važiuoti. Užskaitau. Pro šitokį pūro prasilėkėm. Eit, tai čia tik tai apie pakabą ar pakalbėti ir galima. Kaip čia tas kadras? Aha, aš nežinau, ne tik apžiūrinėtojas, aš ir videografas. Kilmingas videografas. Šį tik paofraudinom hibrytę, sakau, reikia pakalbėti apie tą pakabą. Tikrai dabar turiu ką papasakot. Jisai sveria, kaip gamintojas sako, apie maždaug 33 kg. Bet išlaiko tik tai iki 120 kg. Kas truputėlį nėra daug, nes tik sveria jau dviračiai. Ir dviračiai dažniausiai būna išlaiko iki 100 pm, šitas iki 120. Tai nežinau, ar čia galima rizikuoti, bet kai dažniausiai gamintojas rašo, kaip tik pagražinu viską. Gali būti, kad net 120 kg bus bėda. Bet aš manau, tu Europui gyveni, ne Amerikonas. Nemanau, kad čia turėtum turėti problemą. Taip pat jisai IPX6 vandeniui atsparus. Tikrai neturiu to biudžeto, kad čia dar drop testai prasidėtų, vandens pliuškenimais. Viskas yra užkliuota, guma, užsėlinta, užpliumbuota. Tikrai ne po apačią. Visiškai high quality viskas padaryta. Kaip sakiau, ne tik išorė, bet ir vidus. Ta pakaba, jisai nesireguliuoja, jisai kaip komfortiškai išlieka, taip ir išlieka. Bet net ir ant 7-5 km, kai važiavom, jisai su viskuo susitvarkė. Visas linksta galas ir priekis, va. Nors kai labai greitai lėki, norisi gal truputėlį to standartiškumo, bet sakau, nebuvo taip, kad nesijaustai nesaugus. Tai va ir pro tuos bordiūrus, ir duobės, ir per šitus kelius, kai važiavom, pakaba pamatė, susidūrė ir pravažiavo. Na ir tos padangos. Tai čia yra 10 colių ir 3 colių platumo padangos, kamerinės padangos. Tiek priekyje šitą padangą, tiek gale. Jos visiškai panašios, turi tą kokybę, sukibimą labai gerą. Kur viduje yra pripučiamas oras, o išorėje yra labai stora guma, tai galite važiuoti pro čigonų kelius pro visur. Tikrai prie stabilumo prisideda važiuojantis dideliais greičiais. Paspausta laimė mygtuką, jei patinka tavo nuoširdžios apžvalgos apie elektrinius dviračius ir paspirtukus. Ir parašyk į komentarus, kokį tu paspirtuką galvoji pirkti. Ir galbūt to įrenginio net nėra atviros apžvalgos. Aš kitame video jį apžiūrėsiu. Žinau, kad paspirtukininkai irgi sveikinasi, kaip motociklistai irgi panašiai. Lėkia iki šiam. Tai va, ar galite patikėti, 27 km nuvažiavom, liko šiam 5 procentai. Nesmė kiek nuvažiavom, bet kai važiavom, didžiausias Dzūkijos kalnas, nuokalnė, kur lėkėm 7,5. Ar čia velniškai gera baterija? Hell yeah. Bet jei jūs pagalvojate, kad šitas paspirtukas gali būti overkillas, yra pirmoji to versija, nes šitas paspirtukas yra brangesnis variantas. Štuka 2 dabar jisai kainuoja su akcija. Tai Blade Mini Pro turi 2400 vatų, kažkur 1000 vatų mažiau nuo Peak Powerio, ką šitas turi. Ir vietoje 7 km per valandą važiuoja 50. Na ir baterija silpnesnė. Kem 8, čia PM2. Nėra labai didelis skirtumas, bet už tą skirtumą dažniausiai žmonės ir susimoka, kad turėti į ateitį. Džiaugtis gyvenimu, nepritaupysi šitam gyvenime tiek daug. Tai va tuo šitas įspūdingas paspirtukas yra geresnis už tą, kuris yra pigesnis. Na dabar kibrytę važiuojam į tą parką, pažiūrėsim gal tik į te, kai vaikai yra, kur su suronais važinėja. Aš gal ir pritapsiu, aš gal ir būsiu kietas, varom. Kas keišiausia, kad jisai dar laikosi ant PM5 ant šiam batkė, bet tas, kad jis matėt performanso neprarado. Sveiki. Kiek triukistų vėl atvažiavę. Sustabdėt mane. Galiu vaizdų parodyti. Palauk, dabar aš tau galiu vaizdų parodyti. Tipo paspaudė šitą žiek mygtuką. Tipo dabar nesimato, bet va, įsijungė šičia šviesos. Buvo pridėtas tipo šitas Fenderis. Jo. Čia su Lamborghini koleba padarė. Rimtai? Ne, ką. Panašiai atrodo realiai. Tipo iš tų, kur visų testavęs, tai man gal vienas tų įspūdingesnių, žinai, kur toks per emociją, kur kerta. Pabandyk, žinot, čia tai bus gale. Čia, o kaip pas tave? 2 štukės, ne? 2 štukės? Nu tai mano 3200 irgi skiau. Kiek pas tave topas? 7,5 buvau pasiekęs. Nu tai kaip mano. Kill Street!
tėvai perka ir jis laužoma. Tai galim pamdyti sustatyti, nori, prikolo. Pas mane 3 padulos irgi. Varom reisą. Davai, varom. Aišku, atsimingėt, aš daugiau sveriu. Dar jūs šit matau, čia triukai susiminėja. Ne, tau čia negalim. Kodėl? Jokauju. Greitai įsiutė legalus dragas bus. Ką mes čia turim? Dviratį specialized. Gerai. Čia žodžiu, jisai bus palaikymo komanda. Čia dar vienas iš palaikymo komandos. Nesulaukiamas ikščiausias. Žodžiu, ir čia bus kažkas rimčiau. Dabar kokirinas čia yra G4 vienas motoras. Jis pasakė 3 padulos, bet pas mane irgi 3 padulos. Tai čia viskas ok. G4. Tai pla lygiai toks pats. Viskas tas pats. Ai, ok, nu tai žodžiu. Bet jie atsimėgint mažiau sveria, tai žinote, jei ir atsiliksim, tai čia ne paspirtukė esmė bus, čia manie bus. Iki tualeto varom. Blemba, visai gera motyvacija. Bet jau palaukim, kol šitie žmonės pasitrauks. Jo, nes čia žinau, pasui straipsnį parašys dar. Blemba, čia reikia dar tos dainos, žinai, tokio drifto, žinai. Arba einat, arba važiuoju. Jo, aš nežinau, mes čia padarysim, nes čia pusė Lietuvos žmonių, žinot, pikti yra žmonės labai. Mums gerai, jiem blogai, žodžiu. Į šoną! Tas dėdukas piktas. 1, 2, 3. Okei. Ai, čia dar pasilenkti reikia, ne? Ai, tu blemba, pasitraukit! Davai. Ai, tu kad čia to lygį varo, ar čia. Okei. Tu na, aš realiai tai net nežiūrėjau greičio. Va, ką reiškia hidraulo neturėk. Kiek tu sveri? Aš 5-5. 5-5, okei, aš 8-3 kokius. Nu tai vis tiek 3 kilų dasideda. Dėkui palankymo komandai atvežiavai. Gerai, Hebra, dėkui jums. Geras vaibas. Baigiam žodžiu tą reisą. Ai, normaliai ten suvažiavom. Aišku, ten žino triukų, kaip startuot geriau. Man taip šie ratai prasikasė, tai aš blogai startavau. Jo, kai tokia gale hidraulas būtinas, Hebra, tikrai. Tai Veran yra applicationas pasirodo. Jisai prisijungia prie Bluetooth'o, nes būna pykina čia tas. Ir kai stovi stabiliai, reiškia prisijungiami. Ir va yra čia tokių funkcijų, kaip pavyzdžiui, girsą galima pakeisti. Dabar parkingas. Šiktas tas parkingas nervuoja. Baterijos pasižiūrėti galima, kickstartą jung galima. Viskas vyksta realiuoju laiku. Motorą galima irgi pajungti 1 arba 2 motorus. Realiai visos tos pačios funkcijos kaip ir pultelėje ir paspirtukė. Tik jeigu tau atrodo, kad labai gal tam, nežinau, pritemptų ekranas arba netyčia kažkada sugestų ekranas, tai žinau, kad yra tokia funkcija, kad gali prisijungti automatiškai prie Bluetooth'o ir matysi kaip savo antrą ekraniuką. Speed limitą galima reguliuoti, galima ABS-ą reguliuoti. Nėra, kad labai čia wow, bet vat, kažkokių dalykėlių, kokių norite pasikonfigūruoti, tikrai yra. Norėjau pakalbėti šiek tiek dar apie bateriją. Tai čia yra 60 voltų baterija. Aišku, pats gamintojas deklaruoja, kad galima važiuoti 100 km. Niekada to nebuvo ar nebus, nebent po 10 metų. Bet kartu ir nemeluoja, nes jis tokią kaip diagramą padarė. Turi būti genialios, idealios sąlygos, kad su šitų paspirtukų tiek nuvažiuoja, nes paprastai tai tu tiek nenuvažiuosi. Duokit man kažkokį aparatas, kuriuo nuvažiuočiau. Nu, su Tesla nuvažiuočiau, bet tai ne paspirtukas. Apie patį pakrovėją irgi daug nepasakau, tai yra šiam 7 voltų pakrovėjas, tai jis yra gan silpnokas, gan lėtai krovė. Tai pliusas, kad aišku, geriau bateriją užsikrauti lėčiau. Minusas, kad reikėjo laukti iki ryto. Na, naktį buvau pabudęs, pasižiūrėjau, nepasikrovė. Aišku, kroviklis gali būti vienas iš tų atvejų, bet tai tiek. Man patiko, kad kompanija kaip ir nemeluoja, tą 100 km neįmanoma pasiekti, bet kažkam 15%. O žinai ką, parašyk tu komentarus, gal tau pavyko kada pasiekti 100 km. Aš labai norėčiau padaryti atskirą interviu, kurie pasiekė 100 km. Kaip jie atrodo? Ar pavalgė ir nepavalgė? Kur čia paslaptis? Ar čia gal nuokalniai reikia pastoja važinėti? Tikrai manau, kad greitai atsinešėm į tą centrą. Sakau, aš kiek važiuoju su juo, miestas apšie susitraukė. Atrodo, kad kaime gyvenu. Taip greit viską galim pasiekti. Nebūtų šviesoforo, į centrą atvažiuočiau per 5 minutės. Jo, Hebrytė, dabar pakalbėkime apie tos stabdžius. Stabdžiai yra labai svarbus dalykas, ypač kai paspirtukas važiuoja iki 75 km/h. Žodžiu, be hidraulo, kaip be uodegos. Puikus pavyzdys, va, kaip ten su tais diskiniais kokirinas, jie hidraulo nededa, nes, tai yra brangus dalykas. Tai kojų sprindžiais matuosiu, pasižiūrėsiu. Pabandykim gal tiesiog nuo kokio viduriuko, nes jisai vis tiek dar važiuoja iki 50, tai tą maksimalų vėliau. O dabar gal tiesiog ant kokią 30 pabandysiu. Ok, 30. Nu,
Anti geras hidraulas, anti geros padangos, kad net neslydo. Aš net nežinau, kiek sustojau, kažkur galite pamatyti. Bet jis duokit, aš esu 1,90 m. Gerai, pabandykim tada ant 50. 40, kem 4. Kem 4 buvo. 1, 2, 3, 4, 5. Čia gal net 5, žinokit, buvo. Bet taip saugiai sustabdė. Nei kažkokių šonių slydimų, nei nieko. Hidraulas, ABS-as, tobulą. Jautiesi saugus ant kelio. Ir tada kitu atveju net nebaisu spausti gazą, nes jisai toks gazuojantis. Jo, mes nužiūrėjom 3-5 kilometrus. Tai vat, kaip reikia, perėmė prie paskutinio šio įvykio dalies, tai yra dizainas. Žiūrėkit, kaip iš toli gražiai atrodo. Kas gražiau atrodo, paspirtukas ar fontanas? Šiaip abu. Kaip ir apgavau chebrytę, sako, čia šitie fenderiai, spoileriukai čia atskirai pirkti, nes Lamborghini kolabas. Jei paspirtukai turėtų tą automobilių gaminto, tai aš ir priskirčiau Lamborghini. Nu, visiškai ta geltonas tokia Lambo, tas carbon fiber inicialas su tais spoileriais ir gale ir priekį, tai toks tarsi, žinau, kad Ducati kažkada padarė tą kolabą, ne? Tai čia, sakyčiau, neoficiali Lamborghini tokia ekstravertiška tokia dizaino pusėje dalis tikrai. Niekada nebūčiau pagalvojęs, kad va šitie fenderiai galima taip gražios padaryti. Niekada nepagalvojau chebrytė, kad čia vietoj lipduko gali būti plasmasė, kuri vėliau įsijungia. To tokie mini dalykai parodo tą kokybę. Niekada negalvojau, kad rankenėlės gali būti tokios patogios. Ekranas dizaino pusėje gal paprasčiausias dalykas, bet ir tai akį traukiantis, nes toks nepigus. Žinot, kai buvo tie pigus tokie klibar, bet jaučiasi pigus, o čia toks minimalistinis dizainas, nu tikrai, išskyrus jei apie dizainą kalbam, tai žinokit, kad quadloko čia nėra, čia aš pats įsidėjau. Vienintelis minusas iš dizaino pusės, tai sakau, tie posūkiai. Nu net ir vakare jungus, tu matai, kad pamėlynuoja šviesa, bet nu, blemba, hebra. Nu tikrai galėjo kitą jungt šviesą. Man tas nepatinka, nes vidury dienos tikrai nesimato, o vakare, nu, matosi. Nu ir dieną matosi, bet reikia pastoji. Tai va, turi žiūrėti, va. Aišku, nežinau, kaip kitose šalyse, bet čia gal galiai yra tas license plate, galima užkliuoti, galbūt ir vaizdas. Šitas Ultra, tai aš dar net nenuplėšiau. Ultra irgi toks shiny metalo, atrodo, čia irgi žibės vakare. Šita guma labai faina, aišku, labai purvinasi šita dalis. Tai visi šitie laidai, man patinka, kad jie braidinti padaryti. Clean look, labai stropiai viskas sudėta jame ir, nu, realiai, nu, neturiu prie ko prikirpt. Nu, grynas tikras Lambo paspirtukas, šitos lempos labai gražiai atrodo. Šiaip realiai ir dabar įjungiau. Pasižiūrus dabar before and after, tikrai matosi jau net vakare tas ryškumas. Tai jeigu labai norite to dėmesio, žinokit, kad tikrai ir vakare gausite. Nu, va, mažiausia, kas matosi, tai tie posūkiai. Tos posūkių lemputės, tai man prikolas. Tiesiog kaip ekstra vairuotojo matomumas gal. Ir priekį, aišku, yra. Man jos gal labiau kaip įspėjimą tokį atrodo duoda. Ir papukai. Beliko palaukti vakaro, pasižiūrėti, kaip jisai vakare atrodys. Va čia yra gal to įspūdingoji to dalies pusė. Jungiam vakarą. Viskas, kebra, grįžau namo, saulė dar nenusileido, būčiau su pigesnių variantų tikrai būtų nusileidę. Nesakysiu, per kiek laiko grįžau namo, skamba nelegaliai. Grįžau kupinas emocijų. Dabar supratau, kad nafik taupyti pinigus už tuos 500 eurų, kur aš ten, na aišku, taip, jeigu finansų jūsų neleidžia, tie irgi geri variantai. Bet kebra, pataupykit ant šito, aš žinokit, nuoširdžiai sakau, kiek esu testavęs, niekas tiek emocijų nedavė kaip šitas aparatas. Jisai turi tą greitį, jisai turi tą galę ir jisai tą galę realizuoja per emocijas. Atrodo, kad tu žaidimėsi, nu, tipo, tiek viskas greita. Aš pats gyvenime labai nesidžiaugiu savo gyvenimą. Pas mane vapšiai nieks nevažiuoja. Nei mašina net nevažiuoja. Bent jau šitą ištestavau ir jaučiuosi laimingas. Pirmą kartą gyvenime jaučiuosi toks laimingas, iš tikrųjų. Ai, ar motociklas. Nu ir motociklas irgi traukia. Bet čia traukiantis paspirtukas, tai čia yra du skirtingi dalykai vis tiek. Kaip galima vertinti? Išvaizda 10 iš 10. Hebra, Lamborghini kolabas, tikras Lamborghini neoficialus kolabas, geltonas spalva, geltono šviesos naktį kaip žiba dar, jomojo. Išvaizda, žmonės žiūri į tave, nei tave, bet į paspirtuką. Gal kažkada ir mane žiūrės. Greitis, emocija 10 iš 10. Hebra, traukia, vėliai rautų. Saugumas 10 iš 10. Niekada nesijaučiu
jaučiau, kad nebūčiau saugus. Hidraulas visiškai numušė man stogą su savo stabdymu ir saugu, ir greita. Ir ko dar gyvenime reikia? Ogi nueiti į jų tinklapį ir įsigyti šį aparatą. Aš dabar šiuo metu, kai filmuoju šį video, jie išpirkti. Aš iš visi džiaugiuosi, kad aš jį turiu kaip naują atsiųstą. Nenustembu, kodėl išpirkti. Reikia stebėti, kada sugrįžta į savo tinklapį. Pirkite iš oficialaus, iš Lenkijos sandėlių, greitai pristato, greitai atsiunčia. Na, dar greitai kalbant, tai aš nuvažiavau kem 2 km. Visas tas charakteris, visas tas valdiklis variklio taip gerai sukomponuotas, jokio visiškai lago nėra. Ir jisai tą baterijos visiškai neužmušė. Aš važiavau apie 60 km per valandą dar vis, kai baterija buvo senka tarp 30-40. Jisai važiuoja. Jisai važiuoja. Jis tikras. Jis įspūdingas aparatas, kurį turi nusipirkti. Dar kartą kartoju. Nenusipirksi, gailėsiesi gyvenime, kad nenusipirkai šio aparato, nes nuoširdumo kalbu, ne iš pardavimo pusės. Kaip jūs matot, kaip mano emocijos šokinėja aplinkui į dešinę į kairę. Esu velniškai patenkintas. Vienintelis dalykas, kas galbūt keista, kad šitas pultelis, tipo kaip ir kitas dalykas, galėjo padaryti funkciją, kad gal nereikia iš to pultelio. O kas aš jai pamesiu? Aišku, AliExpress'ą galima nusipirkti, surišti, su šitais rakteliais nėra sunku. Bet o kas jeigu aš nenoriu? O jeigu aš su šortais važiuosiu ir neturiu kišenių. Vienintelis gal toks minusėlis, vat. O šiaip tai hebra varau praleksiu. Tai va hebra, aš tai varau toliau į laimingą savo gyvenimą naują. O tu galvok, o tu mąstyk, galvok, bet neprigalvosi labai ilgai.